Aš nesenstu, po galais, aš nesenstu ne dėl to, kad tenais mano ten raukšlelės randasi ar kažkas tai, o dėl to, kad man įdomu gyventi. Ir man visai nesvarbu tos raukšlelės. Ir man visai nesvarbu, kad ten tie kilogramai priauga, ar ten raukšlelės, ar kartais ten netaip gražiai atrodo, kaip norėtųsi, kai pasižiūri ten filmavimus prieš 20 metų. Na ir kas, kaip faina. Bet aš galiu kažką kalbėti dabar galbūt išmintingiau. Aš pati save įtikinu. Nebijoti. Kai žmogus tau atveria dūšią, tu gauni dovaną iš kito žmogaus, jo atvirumą. O tai yra taip subtilu, tai yra taip brangu. Galbūt todėl žmonėms ir nedrąsu skambinti ir kažkokiam svetimam žmogui. Aš savo mamai sakiau, dabar jau nebeturiu mamytės, jau beveik 2 metai. Bet iki tol, tai irgi buvo sidabrinė linija ir anksčiau. Sakau, mamyt, kai tu neturi ką daryti, kai tau liūdna, taigi skambink. A tai ką aš jiem ten pasakyti? Sakau, skambink ir sakyk, kad tau liūdna. Sakau, tai ką ten kitam žmogui svetimam neįdomu mano gyvenimas. Ir kai tu dar turi galimybę, pavyzdžiui, paskambinti į sidabrinę liniją ir nepaskambini, tau nereikia. Bet viduj tai skauda. Man norisi, nežinau, kokiais žodžiais žmonėms vyresniems gyvenantiems mūsų šaly pasakyti. Jūs esate Lietuva, jūs esate šeima, jūs esate mūsų sąžinė, garbė ir pasididžiavimas. Ir nesvarbu, ar jūs visą gyvenimą kepėt bandeles, ar jūs parašėt mokslinius straipsnius, jokio skirtumo. Ten visi mes vienodi. Nėra svarbesnio dalyko nei jūsų skausmas šiandien, dabar, šią minutę. Ir nesvarbu, jis didelis ar mažas, jums taip atrodo. O kai paskambini telefonu, išgirsti balsą. Ir tam balsui pagalvok, kad tai yra Dievo atsiųstas balsas. Yra tokia tiesa, brangieji. Kai paskambinat į sidabrinę liniją, jūs savo gyvenimo turtu dalinatės su tais, kurie yra anapus linijos. Ir jūsų patyrimai, jūsų žodžiai, jūsų, kad ir kvailos situacijos, maitina ir moko tuos, kurie yra anapus telefono, anapus laido. Tai duokit mums savo tą skausmą ar savo tą linksmumą, dalinkitės, nebijokit. Jūsų niekas per telefoną nenurengs, o juos jūs aprengsite išmintimi, supratimu. Ir galbūt dar jie kažką tai per savo mokslus vieną kitą sakinuką jums verta pasakys. Leiskit jiems jūs išgirsti. Paskambinkit 8 800 820.